Sveiki, šiandien turiu naują projektą. Jeigu esu įkėlęs pagrindinės kelis vaizdo įrašus prieš tai, viskas yra iš šitos vonios, tai dabar aptarsiu jos pagrindinius trūkumus arba privalumus. Tualeto dėžutė ganėtinai didelė, tenais kaip ir su ja viskas tvarkoja, bet didžiausia problema yra dušo trapas. Mes atvažiavus į vietą jau pasižiūrėjom, kad čia išpiltos išlyginamos, tiesiog išbetonuotos grindys. Turim dušo trapą, bet neturim pagrindinio dalyko - nuolydžio. Tai nežinau, kodėl dabar dažniausiai betonuotojai daro šitą dalyką, paima, išpila tiesiog betoną, išlygina jį tvarkingai, gražiai. Aišku, nieko negaliu sakyti, viskas yra gražu, ten tvarkingai, jeigu dedi vonę. Bet pavyzdžiui, jeigu dabar turim dušo trapą, turi būti į tą trapą nuolydis. Tai čia esminis pagrindinis dalykas, kuris leidžia šitą darbą atlikti tvarkingai. Ką daryti toliau mes su šitu pagrindu, tai greičiausiai turbūt įpjausim betoną, jį išdaužysim ir padarysim grindis tvarkingai. Ir dar vienas dalykas, turim dušo trapą ir kadangi dušo trapas turi vamzdį, jisai išeina tiesiai, tai santechnikai kažkodėl pagalvojo ir padarė ten tą vamzdį taip pat tiesiai, kad tu praktiškai negalėtum pareguliuoti dušo trapo. Didžiausia problema yra su tuo, kad santechnikas neįsivertina arba gal tiesiog neprofesionalus daro santechnikas šitą dalyką neįvertinęs, jisai nepagalvoja, kad tarkim gali reikėti pareguliuoti arba į vieną pusę, arba į kitą pusę, jį pakelti arba pastumti. Taip įsivaizduoju, kad tas kanalizacijos vamzdis eina nuo trapo iki tualeto dėžutės čia, šitoje pusėje randančios, kur jau susijungia su pagrindiniu šiltiniu vamzdžiu. Todėl, jeigu mes išdaužytumėm visas grindis ir tą vamzdį pakeltumėm, nes jisai mums neleidžia reguliuoti, tai tada tas dušo trapas gautųsi viskas su juo tvarkingai, kaip ir gerai, bet čia turim šilumas grindis, tai yra vienas minusas, mes bijom pažeisti šilumas grindis ir tuo labiau bijom pažeisti tą patį kanalizacijos vamzdį. Todėl, aišku, darbą galima padaryti, bet kaip ir bandysim kažkaip išvengti šito dalyko, bandysim nuolydį suformuoti į tam tikrą pusę, nes dabar nuolydžio mes neturim. Turim ganėtinai didelę vonytę, šitoje vietoje susikliuos dvi plytelės, jos sienoje viskas su jo tvarkingai gražiai. Aišku, viskas, negaliu sakyti, tikrai tvarkingai padaryta, nors ir sakoma iš seno namo arba senai renovuojamo, viskas yra ganėtinai gražu. Grušiukas yra, svarbu, nelygumų nėra, ar tenais neatsikartotų tie nelygumai. Grindys tvarkingai lygios, tai vienintelis minusas, tai jeigu tenka daryti namą arba įsirenginėti, todėl reikia atkreipti dėmesį, kad tikrai toje vietoje nuolydis, kurioje jisai turi būti, kad jisai tikrai būtų, nes šiaip dažniausiai turi betonuotojai paklausti, ypač ar bus dušas, ar bus vonia. Nes jeigu turim vonę, vonioje nebūtina nuolydžio, būtina duše. Todėl šitas esminis dalykas, leidžiantis padaryti visą objektą tvarkingai. Todėl, aišku, gaila, bet čia šito neturim. Čia kriauklytė, aišku, gal nesimato, bet iš kriauklytės šiek tiek išlenda vamzdžiai. Jie tiesiog padaryti ant tinko. Tai, aišku, jeigu tu norėtum paslėpti, tai būtų galima suklijuoti plyteles, bet dabar, kadangi mes šito dalyko grožio neturėsim, tai reikės apdirbinėti plytelės tiek, kiek įmanoma, kad privesti kiek daugiau įmanoma prie pačių vamzdžių, jų nesugadinant. Ir, aišku, estetinis vaizdas gal ir nekoks, bet jeigu dėsim spintelę, tai viskas čia ganėtinai tvarkingai ir atrodys. Bet, aišku, geriau, kad vamzdžiai būtų paslėpti sienoje, taip tvarkingiau ir patikimiau. Todėl parodysiu šitą. Dėkui, kad žiūrit.